Labas, mano vardas Asta Ivaškevičiūtė, aš esu minčių ir emocijų trenerė. Tai reiškia, kad aš padedu žmonėm treniruoti savo smegenis, bet ne, kad tu ten kažkaip protingiau galvotum, o truputį kitaip. Aš padedu žmonėm išsiimti, tai yra aš sukūriau metodą, kuris padeda žmonėm ir aš padedu žmonėm tuo metodu naudojantis išsiimti iš savo galvos absoliučiai visas mintis, nefiltruojant, čia jos teisingos, neteisingos, prasmingos, neprasmingos, reikšmingos, nereikšmingos, čia įsitikinimai, neįsitikinimai, blokai, dar kažkas, nesvarbu, nesvarbu, kaip tu vadini savo mintis, absoliučiai visos mintis daro įtaką tavo sprendimams, o kai tu priėmi sprendimus, tu tais sprendimais save ir vedi per gyvenimą, žodžiu. Ir tu pasieki tą, ką tu nusprendi, kad tu gali pasiekti ir nepasieki to, kada nusprendi, kad tai yra neįmanoma, ne tau, per sunku, ar dar kažkas, tai žodžiu, neturiu resursų ir taip toliau. Tai čia toks labai labai paprastas, elementarus pavyzdys, kas tai yra išsiimti mintis ir pasižiūrėti, kur tave veda tos tavo mintis, kokius tu sprendimus priėmi, kaip tu jautiesi, kai galvoji tas mintis ir tada perkonstruoti jas taip, kad tau jos tiktų, kad jos tave vestų link to gyvenimo, kokio tu nori. O koks tas gyvenimas turėtų būti, niekas už tave tau ir negali pasakyti. Ir netgi tu negali pasakyti to, kad tada, kai tu pradedi gyventi tą gyvenimą, kurį nori, tada tu pajauti, kad tai yra tai, ko tu nori. Trumpai tariant, ką aš darau. Jeigu tu nori daugiau sužinoti apie mane, tai tu visą laiką gali užsukti mano puslapį astaivaškevičiūtė.eu ir ten rasti daugybę kursų, konsultacijų, žodžiu, ir daug ką rasti apie mane. Bet kadangi dabar aš paleidau neseniai ate imposterio sindrome kursus, mano katinas, jam 18 metų, tai Sirijus jo vardas, susipažinkite, jeigu kas nepažįstate. Tai paleidau kursus ate imposterio sindrome ir dabar pasijungiu tam, kad papasakočiau daugiau apie tai, kas tai yra imposterio sindromas, iš kur jisai atsiranda, kaip jisai pasireiškia, o kaip su tuo tvarkytis, tu gali sužinoti, ta prasme, ne tik sužinoti, kaip su tuo tvarkytis, bet ir susitvarkyti tu gali mano kursuose. Ir beje, kadangi tu žiūri šitą video, tai aš tau jau iš karto ir dovanoju 25% nuolaidą. Visą informaciją laiške, kurį tu gavai ir todėl tu žiūri šitą video. Tai kas tai yra imposterio sindromas? Nežinau, ar tu žinai, ar nežinai, bet aš vis tiek papasakosiu, nes mano nuostabai pasirodo yra žmonių, kurie nežino, bet kai pradedu vardinti sindromo požymius, tai jie tada, geras, jo, tiksliai. Tai va, tai imposterio sindromas tai nėra kažkokia, ale kaip depresija, tai nėra ligos pavadinimas, tai yra tiesiog toksai rinkinys tam tikrų emocinių būsenų, tam tikro požiūrio į save, į savo galimybės, į kitus žmonės. Tai yra rinkinys tam tikrų reakcijų, kuris pavadintas imposterio sindromu. Imposteris lietuviškai tai yra apsimetėlis. Tai visas tas imposterio sindromas ir kalba apie tai, apie žmogų, kuris jaučiasi, kad apsimetinėja, kad yra vertas kažko tai, nors savo viduje jaučiasi nieko vertas. Kitaip dar, tą patį, bet bandau kitais žodžiais dar išreikšti. Žodžiu, imposteris tai yra tas žmogus, kuris jaučiasi absoliučiu, ten plius minus absoliučiu. Čia aš turiu įprotį labai dramatizuoti, tai tu, jeigu ką, tai pamažink tą mano dramatizmą savo viduje ir tu, žodžiu, suprasi vis vieną mane. Tai, žodžiu, taip, tai imposteris tai yra tas žmogus, kuris savo viduje jaučiasi nevykėliu, nieko vertu, nieko neišmanančiu, kvailu, žodžiu, tokiu nieko nemokančiu, nieko nesugebančiu žmogumi, bandančiu paslėpti tai, bandančiu pritapti prie kitų žmonių, kurie yra protingesni, žodžiu, sėkmingesni, arba šiaip irgi galbūt nevykėliai. Ta prasme, čia net nesvarbu, kokie tie kiti žmonės, bet tas imposteris savo viduje visada daugiau ar mažiau jaučiasi nevykėliu, bandančiu paslėpti tą savo nevykėliškumą. Ta prasme, jisai bando, kai mes
čia pasipuošiam, pasišukuojam, pasigražinam kažką tai ir einam tada į žmones, neinam tai va, žodžiu, suveltais belia kokiais plaukais, ne, vis tiek kažkiek tai pasigražiname tam, kad, nu, kažkaip tai padariau atrodyti. Tai vat imposteris taip ir jaučiasi, jisai jaučiasi, kad iš tikrųjų tai nėra, nu, gražus, ne, čia susiškavęs, pasidažęs, ten pasipuošęs, kad jis nėra toks, nes jisai iš tikrųjų yra baidyklė. Nu, žodžiu, čia tiesiog kaip tai yra. Ir tas nuo imposterio sindromo kenčiantis žmogus, jisai turi visą rinkinį, aš tos visus, kaip čia savybės, tas visas suskirčiau į keturias grupės. Ir tai yra perfekcionistas, tai va tie žmonės, kurie labai didžiuojasi savo perfekcionizmu ir kad arba viskas, arba nieko, arba tobulai, ir man čia labai svarbu, tik tai tobulai, ir čia tobulumui nėribų. Imposterio sindromas, ta prasme, imposterio sindromas. Nu, aš apie tuos 4 papasakosiu šiek tiek vėliau, bet tiesiog, kad tai yra žmonės, iš esmės tai yra žmonės, kurie neadekvačiai vertina save ir savo galimybės ir nuolatos jaučia įtampą, nes, nu, bando atitikti tą, žodžiu, susikuria savęs paveikslą ir bando save įkišti į tą paveikslą, kad, jeigu jau iš tikrųjų būsiu, toks kažkoks, tada man viskas bus gerai, tada aš būsiu kažko vertas. Ir tas paveikslas, jo paties, įsivaizdavimas, koks jis turi būti, kad būtų geresnis, kad būtų sėkmingesnis, kad būtų mylimas, arba arti, ne, tai tada tas imposterio sindromas labai stipriai nekenkia, bet kuo toliau tas paveikslas ir įsivaizdavimas, kaip čia viskas turi būti, tuo didesnis atotrūkis ir tuo žmogus nelaimingesnis ir tuo jisai labiau stabdo ir sabotuoja save, jisai pats savo trukdo save realizuoti, jisai pats savo trukdo būti sveiku, sėkmingu, laimingu, kurti harmoningus santykius, realizuoti save mėgiamoje veikloje, uždirbti pinigus, nežinau, ten belenką, veikti belenką, kas tik tai jam ateina į galvą. Tai kuo yra tas lūkestis savo ir įsivaizdavimas, koks aš turiu būti, kad būčiau, kad pritapčiau visuomeniai, kad visuomenė mane vertintų, gerbtų ir mylėtų mane. Tai kuo yra didesnis atotrūkis, tuo yra didesnė kančia ir didesnis nepasitikėjimas savim ir toks didesnis varimas ant savęs, patyčios, savipatyčios, saviplaka, savigrauža, savitrina, kur ten trinis, žodžiu, suvarimas didesnis. Tai čia apie tai, kas tai yra imposterio sindromas. Dabar iš ko jisai atsiranda, tai aišku, staigmena iš vaikystės. Tai čia ne tai, kad aš noriu kaltinti ten tėvus ar kažką sakyti, čia tėvai atsakingi už tai, kad tu nepasitikė savim. Mes dėja esame tokioj kultūroje, mūsų kultūrinis, tai sakant, paveldas yra toks, kad mes atėję iš represijų, iš engimo, iš sovietinio mąstymo ir, žodžiu, iš Sibiro, trėmimo, žodžiu, iš tokio labai sunkaus laikotarpio. Ir tuose sunkiuose laikotarpiuose tai yra puikiai terpė augti ir tarpti visokiom narcisistiniam asmenybėm, psichopatam ir panašiai. Ir kai tu esi, aplinkui, visa ta struktūra yra tokia narcisistinė, toksiška, tai tiesiog daugelis žmonių ir užauga, kaip čia pasakyti, traumuoti, sužaloti. Ir mūsų dabar visų, tu žiūri, ne šitą video, ir tavo, mano, mūsų visų, kurie jau pradedam mąstyti ir galvoti, kad mums reikia keisti save, mūsų yra pareiga, nuo mūsų darbo su savim priklausys, ar tolimesnės kartos vis dar bus tokios sužalotos, sutraiškytos ir deformuotos. Tai čia, tiesiog, kad iš vaikystės tai ateina, tai taip, viskas ateina iš vaikystės, nes mes vaikystėje suformuojam savo tokius bazinius požiūrius į tam tikrus dalykus gyvenime ir tada ieškome atsikartojimų nesąmoningai ir tada randame atsikartojimus ir tada tas tokie imprintai smegenyse vis stiprėja ir stiprėja. Tai kaip ir sakiau, aš mokau metodų, kuriais tu gali keisti tas savo tuos neuronų jungtis, perjungti tas neuronų jungtis, kurti naujas neuronų jungtis ir pradėti reaguoti kitaip. Tai
Žodžiu, tai čia dabar iš vaikystės, tai dabar paaiškinsiu, iš kokios konkrečiai ten kursuose, jeigu tu nuspręsi dalyvauti kursuose ir spręsti šitus savo klausimus, tai tu rasi, labai konkrečiai viską išvardinta, kaip kas čia, nuo ko čia, kas čia kyla, ne? Tai, bet aš dabar tiesiog pasakysiu taip labai trumpai ir apibendrinančiai, tai yra, kad tas va toks nuolatinis, kad aš esu nepakankamas, va tas jausmas, aš toks, koks esu nepakankamas ir tai kyla iš vaikystės ir tai reiškia, kad, tai reiškia, kad, ta prasme, tu turi būti ne toks, koks tu esi, kad turėtum savo brangiausių žmonių meilę. Kas yra vaikui tėvo, mamos, ne meilė? Tai yra išgyvenimo garantas. Jeigu tavęs kūdikystėje, vaikystėje nemyli tėvai ir dėl to jie nesirūpina tavim, nes vaikas negali pats savarankiškai išgyventi, jisai negali pasigaminti, valgyti, jisai nieko, jisai negali, jisai bejėgis yra. Tai vat nuo to, kaip tėvai jį myli, kaip jie juo rūpinasi, kiek tėvams yra svarbus tas vaikas, priklauso nuo to, ar vaikas apskritai išgyvens, ar egzistuos toliau, čia, žodžiu, tėvų meilė, tėvų globa vaikui yra gyvybės ir mirties klausimas. Tai čia, nes tiesiog aš tą sakau, nes tai yra labai rimta ir dėl to, kadangi tai yra taip rimta, vaikas augdamas ir susiformuoja tam tikrus tuos bazinius, kaip čia, fundamentus, ant kurių stato visą tolimesnį savo gyvenimą. Tai jeigu jisai vaikystėje, jo fundamentas buvo, kad toks, koks tu esi nepakankamas, kad tave mylėtų, tai jo fundamentas yra baimė, yra nuolatinė baimė. Ir iš tos baimės tada prasideda visa kas, jisai stato visą savo gyvenimą ant baimės, kad tuoj mirsiu, nes tik tai, kaip čia laiko klausimas, kada mane paliks, kada mane atstums, nes aš esu nereikalingas, aš esu bevertis, manęs niekam nereikia, manęs niekas nemyli, niekas prie manęs neprisirišęs, tokio, koks aš esu. Ir tam, kad garantuočiau savo, čia aš kalbu, visą tai, ką aš kalbu, tai yra grinai pasąmoniniai dalykai. Tu gali būti suaugęs ir ten gali sakyti, mano tėvai ten mane augino taip, kaip galėjo. Taip, tai jie augino taip, kaip galėjo, kaip sugebėjo. Kiek jų širdis leido jiems tavimi rūpinti, ir suvokimas, kiek jų pačių vaikystės traumos leido tavimi rūpintis. Bet nesvarbu, kad tu protu dabar gali viską protingai papasakoti. Ką tu iš savo, kokį fundamentą, tą emocinį fundamentą, kokį tu pasistatei, požiūrio fundamentą, kokį tu pasistatei vaikystėje, ant tų pamatų tu ir toliau viską statai. Ir jeigu tavo pamatai sukiužia, nesvarbu, kad tu rūmus pastatysi, ar turi tikslą rūmus pastatyti, pas tave pastoviai aižės sienos, birės tinkas, ten dar kažkas pelėsiai pastoviai įsiveis, ar dar kažkas ten, žodžiu, darysis, ne? Dėl to, kad tavo fundamentas yra, sukiužęs, supuvęs, toks, netikras, nestabilus, ne? Ir kai tu eini į tą savo bazių bazę, kuo tu iš tikrųjų remi savo gyvenimą, ir kai tu pradedi neimituoti, nevaidinti, kad čia viskas man gerai, čia aš viską suprantu, o keisti, tada tavo sienos natūraliai išsilygina. Supranti, aš ir nežinau, dabar kažkaip labai vaizdingai pradėjau kalbėti. Kai tavo pagrindas stabilus ir tvirtas, tau nebereikia ramstyti sienų, tapetuoti jų tenais, nežinau, slepiant kažką, nežinau, defektus kokius nors ten pelėsius tos pačius, ar suaižėjusias sienas, tapetais, jeigu klijuoji, tai tik slepi. Kai tu pakeiti tą fundamentą, viskas pasikeičia. Tai dėl to ir yra svarbu pasižiūrėti ir pripažinti. Bet ne tam, kad apkaltintum ir ne tam, kad padarytum tėvus atsakingais už savo gyvenimą, o tam, kad tu rastum, ką tu gali susitvarkyti. Tai tas bazė, dar kartą pakartosiu, ką jau sakiau, bet dar kartą pakartosiu. Mes iš vaikystės, sakau mes, nes aš irgi savyje tikrai, kodėl aš šitą temą susidomėjau, todėl kad pas mane tikrai yra, dar vis yra, nors aš labai daug ir susitvarkiau, bet ir toliau tvarkusiu, tai yra tikrai daug to imposterio sindromo. Ir vėlgi grįžtu prie to, kad imposterio sindromas tai yra tai, kad toks, koks tu esi nepakankamas. Tu turi nebūti toks, koks tu esi.
Tu turi būti kitoks negu tu esi. Tu turi atitikti lūkesčius, tu turi atitikti standartus, tu turi laikytis taisyklių. Ir tie dabar tos taisyklių rinkiniai, beje, va tie keturis, kuriuos aš išskyriau, imposterio sindromo pasireiškimus, tu jeigu vat kai klausysi, dabar tu gali kiekviename tame pasireiškime atrasti savo kažkokių bruožų. Nu, nes tai taip ir yra, tai yra normalu, nėra tokio labai gryno, išgryninto vieno kažkokio aspekto. Jeigu jau turi imposterio sindromą, greičiausiai daugiau ar mažiau, vat visi tie aspektai pasireiškia tavėje. Tai žodžiu, tai vat iš vaikystės tai ateina, kad tu jau vaikystėje patikėjai, kad tu turi būti ne toks, koks tu esi. Nes toks, koks tu esi ir niekam nereikalingas, ir niekas tavęs nemylės, ir tu turi keistis, ir tu turi vat, atitikti standartus, lūkesčius, ir tada, tik tai tada, galbūt ir gausi tai, kas tau yra svarbiausia, tai yra meilė tų žmonių, tavo tėvų, meilė ir per tai išgyvenimas, nes meilė ne šiaip sau kaip jausmas, tai yra, kaip sakiau, kad vaikui tėvų meilė tai lygu gyvybė, gyventi. Neturiu tėvų meilės, vadinasi, artėju prie mirties. Tai yra nesaugu. Tai vat ir kitas, vat irgi dar tas iš to paties, bet tiesiog, tai ir aš jau tam tikrą prasme tą kalbėjau, bet dar kartą noriu akcentuoti, kad imposterio sindromo žmonės, kenčiantis nuo imposterio sindromo žmonės, jų didžiausia baimė yra būti atstumtu. Ir viską, ką jie daro, kad ir kuriam tam aspektui priklausytų labiau, ne, jie viską daro iš baimės būti atstumtu. Pavyzdžiui, gerai, einu į pirmą, ne, perfekcionistas, pirmas sindromo, kaip čia aspektas, ne, perfekcionistas. Tai jeigu tavo sveika savivertė ir jeigu tu nedarai to iš noro įtikinti, kad tu esi kažko vertas, jeigu tu to nedarai iš noro gauti meilę, patvirtinimą, žodžiu, kai tu iš sveikos vietos tobulini dalykus, tu nejauti jokios įtampos ir tu darai su džiaugsmu ir džiaugiesi rezultatu, tu džiaugiesi procesu, džiaugiesi rezultatu ir tu jauti įkvėpimą ir energijos antplūdį. Dabar, kai tu darai iš baimės, iš žemos savivertės, iš tokio nevertumo, nepakankamumo jausmo, tas perfekcionizmas, jisai destruktyviai veikia tavo gyvenimą, tavo savijautą, tavo santykius. Tu viską, ką tu darai, viskas tarnauja tau kaip įrodymas, kad ne, tu vis dar esi nepakankamas, vis dar netobulas, vis dar yra viskas blogai. Supranti, tai yra, kad ir ką tu darai, bet tu skirtingom akim, kai vos nežiūri, tu skirtingus dalykus matai. Kai tavyje vyrauja tas imposterio sindromas ir baimė būti atstumtam, tu ir žiūri, mane dėl šito atstums, nes čia yra nepakankamai tobula, va dėl šito atstums, nes irgi dar nepakankamai tobula, čia mane giria, bet aš tai nematau už ką, kad mane čia reikėtų dabar girti, tai aš turiu bent jau tada, nepriimti pagirų, nes būsiu pats sau fainas ir būti pačiam sau fainu, taigi čia iš viso yra gėda. Negalima savim didžiuotis, nes čia išvis nesąmonė savim didžiuotis. Ne, ir ta prasme save reikia kritikuoti, savo reikia kelti aukštus reikalavimus, tik tai taip tu gali kažko pasiekti. Ir tai kuria labai didelę įtampą, nusivylimą savim, nusivylimą kitais ir, žodžiu, tokį, duokit man patvirtinimą, kad aš kažko vertas, bet kai tu savo viduje nejauti to, kai tu pats savo neduodi to, kad, šaunuolė, tai tau niekas to negali duoti. Nežinau, kaip čia dar paaiškinti. Žodžiu, kai tu bijai būti atstumto, tu tiki, kad tave atstums, toksai visiškas mindfuckas gaunasi. Tu bijai būti atstumtu ir tu pats visus stumi nuo savęs, nes tau būti atstumtam atrodo realiau negu būti priimtam. Čia yra susijęs su tuo, pačioje pradžioje, ne tas fundamentas. Jeigu tau iš vaikystės tas tavo fundamentas nebuvo, žinai, kad tau būti mylimu yra savaime suprantama, kai tau savaime suprantama nebūti mylimu, tada tau savaime suprantama, kad tavęs nepriims, tave atstums.
atstūmimo baimė, kodėl yra labai didelė ir tokia instinktų lygyje, tokiam, nu, tu negali to kontroliuoti, kažkuria dalim gal ir gali, bet realiai ta atstūmimo baimė irgi yra labai stipriai mus visus veikianti, todėl kad atstūmimas tai yra irgi lygų mirtis. Čia kaip pradžioj pasakojau, žodžiu, kad jeigu tavo tėvai tavęs nemyli, tai, tavęs vaiko, ne, jeigu tėvai savo vaiko nemyli, jie jį atstumia ir tada jo laukia mirtis. Tai va ta atstūmimo baimė, yra tikrai toks labai stipriai mus veikiantis dalykas ir vėlgi sakau, gali tą pripažinti, kad tai yra, gali nepripažinti, bet vis tiek tai yra. Tai tas iš imposterio sindromas, tas žmogus, jisai savo viduje jaučiasi, kad jam yra didesnė realybė, kad jo niekas nemylės ir jį atstums, ir jisai iš tos vidinės nuostatos, kad mane atstums, jisai tada arba bando kontroliuoti situaciją ir tipo pirmas atstumia ir tada jaučiasi labai vienišas ir net nesupranta, kas čia yra. Ir tada dažnai tokie žmonės sako, kol aš šiandien geras, tol ir visi su manim geri, o tik tai jau parodau save ir tada iškart prarandu žmonės. Tai čia rodo, kad ne žmonės yra blogi, o rodo, kad pas tave yra kažkas tai, sutrikę. Nes kai tu esi, jeigu tavęs nevargina imposterio sindromas, tu visada esi vienodas, visada esi tu. Iš imposterio sindromo atrodo, kad tu turi nebūti savimi, kad tave žmonės mėgtų. Tu, supranti, čia yra esmė, kad kiekvieną kartą, kai tu pagalvoji, kad tu turi tapti kitokiu žmogum vardan santykių, vardan karjeros, vardan pinigų, vardan kažko sėkmės, moteriškumo visi mokymai, visi apie imposterio sindromą. Ta prasme, nuo imposterio sindromo kenčiančios moteris, kitom nuo imposterio sindromo kenčiančiom moterim pasakojo, kaip jos turi imituoti ir tapti tuo, kuo jos nėra, kad jos gautų viską, ko nori. Taip. Ir aš tą sakau kaip žmogus, kuris irgi kalbėjau apie moteriškumą, čia mano karjeros pradžia buvo, aš pati tuo labai patikėjau, nes, aš sakau, aš turėjau ir turiu dar tuos likučius to imposterio sindromo, bet aš jau juos atpažįstu ir aš žinau, ką su jais daryti. Ir jiem vis mažiau ir mažiau man pasireiškia ir vis mažiau ir mažiau trukdo, žodžiu. Bet pačioj pradžioj, kai prieš 10 metų aš pradėjau savo tą kelią, tai pirmas dalykas, kurį aš išgirdau, tai aš esu nepakankamai moteriška, visur, kur yra nepakankama, jau yra tas imposterio sindromas, tai reiškia nepakankamai moteriška ir dėl to, kad esu neatitinkanti kriterijų, standartų ir lūkesčių, tai dėl to aš neturiu nežinau, nieks manęs nemyli, aš niekada neturėsiu pinigų, aš niekada neturėsiu sveikatos ir viskas bus labai blogai. Ir tam, kad aš gaučiau viską, laimę, kad aš būčiau laiminga ir mylima, man reikia nustoti būti savimi ir tapti tuo, kuo šiuo metu nesu. Tai čia yra tiesiog labai paprastas tas imposterio sindromo dar vienas, kaip čia, pavyzdys, ne? Tai tiesiog visada, kai tave kas nors nori išmokyti būti tuo, kuo nesi, ir kai tau tas rezonuoja ir tu galvoji, jo, man čia reikia pasikeisti, čia yra imposterio sindromas. Nes be imposterio sindromo tiesa yra ta, kad tu pirma, niekada nepasikeisi, antra, tau niekada nereikia keistis, trečia, tau reikia vystyti save ir ieškoti, kaip irgi čia mačiau neseniai grupėje, viena rašė, o kas bus, jeigu taip niekada ir nerasiu savęs? Tai nieko nebus, nes tu niekada savęs ir nepameti. Nėra ką ieškoti, tu visada su savimesi. Vienintelis dalykas, ką tau reikia daryti, tai kurti vis gilesnį ryšį su savim, labiau save pažinti ir ieškoti būdų, kaip tu gali save realizuoti. Viskas. Ta prasme, tau niekur, kur tu savęs ieškosi. Tai vėlgi čia mintis, kad dabar tokie, kaip, dar kartą pakartosiu, žodžiu, žmogus, kuris tiki, kad turi save surasti, jisai galvoja, kad dabar kur yra kažkoks nepilnavertis, nepilnas. Ir jam reikia eiti kažką daryti tam, kad atrastų tą savo pilnatvę. Vėl, čia grinai, imposterio sindromas. Tie, kurie ieško antrosios puselės, irgi galvoja, kad dabar tokie, kokie yra dabar, yra nepilnaverčiai. Jam reikia kito žmogaus, kad kitas žmogus padarytų jį pilną.
Nu, tai sakau, imposterio sindromas jis pasireiškia, nu, labai daugeliu aspektų. Ir visur to imposterio sindromo pilna. Kai pradedi suprasti, kas tai yra imposterio sindromas, kai nu, pradedi žinoti, kaip jisai pasireiškia, tai tada kur nepasižiūrėsi, visur matai, imposteris, imposterio sindromas. Ir čia taip. Ir vėlgi kartoju, kas tai yra imposterio sindromas. Tai yra iš vaikystės patirčių ir atstumimo baimės atėjęs nesaugumo jausmas, kuris yra tiesiogiai susijęs su saviverte, išėjusi iš balanso. Kitaip tariant, žema savivertė tai yra, nu, jinai vėlgi gali pasireikšti tuo, kad tu kitus žemini, save aukštini. Nu, tai ta prasme, nebūtinai atvirkščiai, kad save žemini, kitus aukštini, ne. Tai žema savivertė gal nėra labai tikslus pavadinimas, sakyčiau, kad savivertė, kai yra disbalansė savivertė, kai nėra jinai pusiausvyroje, tada jinai tave, tu jautiesi menkesniu, mažesniu ir visada nesaugiu. Visada savivertė, kai savivertė vietoje, tai tu jautiesi, kad esi vertas egzistuoti toks, koks tu esi. Ta prasme, nu net ne tai, kad vertas egzistuoti, tai yra tavo, nežinau, aš bandau jau čia daug kartų vis kalbu šitą temą, bet vis bandau rasti tinkamus žodžius. Na, žodžiu, tavo savivertės sveikata duoda tau jausmą, kad tu turi teisę egzistuoti šiame pasaulyje savimi. Nu, nežinau, aš tikiuosi, tu supranti, ką aš noriu pasakyti. Tai va, ir kai ta žema savivertė, kai savivertė yra disbalansė, tada tas žmogus, jisai nesijaučia vertas egzistuoti ir tada jisai bando ir iš to jaučiasi nesaugus, jam viskas kelia grėsmę ir tada jisai su tom grėsmėm ir reaguoja į grėsmės atitinkamai. O reakcijų yra vos kelios, tos reakcijos, 3 realiai. 3 reakcijos į viską, ką pasąmoningai arba sąmoningai suvoki kaip grėsminga. Tai yra kautis, bėgtis, čia net taip, ta tvarka, ne, šitaip saugiai. Tai kautis, slėptis, kautis, bėgti ir slėptis. Ir slėptis, tai vat ir yra tas toks savisabotažas, tai yra atidėliojimai. Kai tu nieko nedarai, slėpiesi, vengi, išsisukinėjai, va čia yra, tiesiog tai yra nesaugumo jausmas. Arba netgi tas pats, kad užstringi, scrollini ten TikToką ar reelsų, žodžiu, scrollini socialinius tinklus, ar storius ten peržiūriniai, į filmus nueini, serialus nueini, žaidimus, dar kažkur tai knygas, net į kursus nueini, tam, kad nereikėtų galvoti, tu pabėgi iš savo gyvenimo. Tai yra pabėgimas, tai yra toks vengi, slėpiesi, sustingsti, toks kaip išeini iš gyvenimo. Tai čia toks kaip pasyvi baimės, reakcijos į baimę išraiško, o šitos 2 yra aktyvios - kautis arba bėgti. Tai va, ir čia tas imposterio sindromas, sakau, vėlgi jisai tiesiogiai susijęs su savivertė, bet pradžia visa vėl nuo vaikystės, nes vaikystėje tu patikėjai, kad toks, koks tu esi nepakankamas, kad tave kiti mylėtų. Ir dabar pereinu prie tų 4 imposterio pasireiškimų, kuriuos kursuose kiekvienam po 2 paskaitas skyriau. Su užduotimis, nes mano visada visi kursai yra praktiniai, nes kažkaip tai, nori tiesiog teorijos paklausyti, prašom tau paskaitos. O jeigu nori pakeisti, padaryti realius pokyčius, nori daryti užduotis, tai ateik į kursus. Ir tiesa, kadangi kursai yra siunčiami, paskaitas tu gausi elektroniniu paštu, pradedant nuo 1 antradienio, kai padarysi pavedimą. Nes, taip aš suprogramavau, žodžiu, kad antradieniais, ketvirtadieniais pas tave į pašto dėžutę ateina laiškas. Ryte, 7 ryto, nežinau, aš taip sugalvojau, kad, žodžiu, visą dieną galėtum, kada nori, tada prisėdi. Žodžiu, tau nieko atsiskaitinėti prieš nieką nereikia, nori man palikti, o aš visada labai noriu, kad man žmonės, kurie dalyvauja mano kursuose, palikinėtų atsiliepimus, tai tu gali po kiekvieno laiško ten užpildyti tokią, žodžiu, parašyti savo nuomonę ar savo realizacijas, ar nežinau, bet ką nori, gali parašyti. O jeigu nori greito atsakymo, tada replay padarai laišką ir aš gaunu tavo laišką ir iš karto atsakau. Arba gali man į Messengerį žinutę parašyti, čia jau iš vis labai greitai atsakinėju.
Tai va, tai kursuose aš padariau, žodžiu, kad kiekvienam šitam imposterio sindromo aspektui po 2 paskaitas su užduotimis. Tai tie keturi aspektai yra perfekcionistas, superherojus, ekspertas ir individualistas. Tai dabar truputį apie kiekvieną papasakosiu. Perfekcionistas, nu čia iš jūsų labai viskas aišku, ne, kas tai yra perfekcionistas. Bet kaip pasireiškia tas perfekcionizmas? Jisai mano, nu tai kaip sakiau, ne, kad meilė. Jis mano, kad turi būti tobulas tam, kad jį mylėtų. Turi viskas būti tobula, jisai turi būti tobulas, jo aplinka, aš nežinau, šiaip tai nebūtinai visa aplinka, kai kada ten, aišku, yra žmonės, kuriems labai svarbu, kad viskas būtų tobula. Yra žmonės, kuriems yra svarbu, kad tik kažkoks vienas aspektas būtų tobulas, ten tobuli namai. Darbiniai santykiai bardakė, karjera bardakė, finansai bardakė, viskas santykiai bardakė, nu žodžiu visur, kūnas bardakė, bet namai tobuli. Kitiem kitas, žodžiu, kūnas turi būti tobulas ir tada ten tą tobulina kūną. Nu, žodžiu, čia tiesiog, o kitiems tai viskas turi būti tobula. Ir tada per tą tobulumą jie mano, kad gaus ką? Meilę. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas juos yra labai didelė baimė, netobulumo baimė labai didelė. Ir labai, o iš to netobulumo, tam, kad, nu, supranti, čia šitie žmonės, jie labiausiai, nors bendriau visi kaip ir kenčia, bet ten, kur yra perfekcionalizmas, ten yra daugiausia savikritikos ir kritikos apskritai. Jie amžinai nepatenkinti, todėl, kad viskas yra nepakankamai tobula. Nu, kur tu nepasižiūrėsi, visur yra, netobula. Tas netobula, tas netobula. Ir tada tie žmonės, nu, jie niekada nesijaučia laimingi, nes, nu, viskas yra netobula. Tu niekada nebūsi tobula mama. Nes tai neįmanoma, tu niekada nebūsi tobula žmona, tėtis nebūsi tobulas, ten vyras, draugė, dukra, niekada darbuotoja, nu niekada nebūsi tobulas. Tavo diena niekada nebus tobula, nu nes tai neįmanoma. Dabar būna kažkokiu tai laikotarpiu, kai ten geriau kažkas, tai bet visą laiką kažkas būna, nu, kažkas geriau, kažkas blogiau. Ir kai tu labai tiki tą tobulumo koncepciją, ir kai tau yra labai svarbu, kad būtų tobula, tada tu visą laiką lygini savo viziją tobulumo su realybė ir vis ieškai, kas dar netobula. Čia kaip aš tada atsakiau, kad baimė būti atstumtam ir kai tu tiki, kad tave gali atstumti, tau yra didesnė tiesa, kad tave atstums, negu kad neatstums. Taip ir su perfekcionalizmu. Kai tau yra labai svarbu, kad būtų tobula, tada tu tiki, kad tu negali pasiekti tobulumo. Ir tada iš to prasideda vėl visokios diskusijos vidinės. Tobulai, netobulai, tobula, ten ar dar kažkas, tai visokie išvedžiojimai, visokios filosofijos prasideda. Ir viską tą tu gali taip, ir viena lengvu judesiu, rankos judesiu, tiksliau smegenų judesiu, tu viską gali, visas tas filosofijas tiesiog, nu, paleisti į laisvę, taip sakant, ir tiesiog nebesivadovauti šito tobulo, netobulo požiūriu. Nes tas tobara, nu, vėl, čia, kai tau yra labai tas tobulumas tavo tas momentas, ne, tada tu negali priimti komplimentų, nesgi netobula. Nesgi visada matai, kur kokios kliautis, nu, nežinau, kaip čia tas žodis, nesugalvoju, nu, problemos, nežinau, netobulumai, nu, nesugalvoju to žodžiu. Tu visą laiką matai, ką dar galima būtų tobulinti. Ir dėl to tau tiesiog, nu, tu negali priimti komplimentų, nes kaip gali tave kas nors girti už tai, kas yra netobula. Arba kaip tu gali džiaugti savo kažkokiu tai darbu, kuris nėra tobulas. Kaip tu gali savim būti geros apie save nuomonės, kai dar yra kažkas netobula. Ir tau net nesvarbu, jeigu tai procentaliai pasižiūrėjęs, ne, pavyzdžiui, ten 99 procentai tobula ir 1 procentas netobula. Ir tas 1 procentas užstoja visą tavo vaizdą ir tu tik tai jį ir matai, nu kodėl, kodėl dar ne taip tobula. Nu žodžiu, ir tada tas žmogus labai gaišta daug laiko, daug 100 kartų redaguodamas, koreguodamas, ten taisydamas, ten, nu žodžiu, nu labai
nu, žodžiu, supratai, žodžiu, esmę. Ir dar, vat, kokia problema su tais, vat, perfekcionistais, tada jie mieliau renkasi nedaryti nieko, negu kad daryti netobulai. Ir čia, vat, kalbant, jeigu tu darai savo verslą, pavyzdžiui, dirbi pagal individualią veiklą, arba kažkaip, nu, savo verslą, solo verslą, ar, nu, žodžiu, kažkokį verslą turi, tai tau yra šakės, tau yra šakės, jeigu tu esi tas perfekcionistas, ane, tau yra šakės. Tada, nu, ten be šansų tau tą savo verslą išsukti, nes kuo pas tave yra tas tobulizmas labiau išvešėjęs, tuo tu mažiau darai veiksmų, kurie tave veda į vis didėjantį pelną. Ta prasme, tu investuoji į savo pinigus, savo laiką, kažką, žodžiu, savo visus resursus, tu investuoji į ne tai, kas augina tavo pajamas, o tai, kas kuria tobulumą, kas galbūt padės padaryti kažką labai tobulo. Arba jeigu tu galvoji, kad reikia daryti tik, nu, vat, iš pirmo karto tik tobulai, nu, tai tada ten 99% visokių veiksmų tu nedarysi, todėl kad, nu, tu žinai, kad tu neturi patirties, gebėjimų, resursų, kažkokių tai pinigų ar kažko, nu, žodžiu, kažko tu neturi, kad iš pirmo karto tobulai padarytum. Ir tada nieko nedarai. Ir nieko nedarai. O, nu, tai čia aš apie verslą kaip pavyzdys pasakiau, bet čia tas pats galioja visur kur. Nu, visur kur. Tu į santykį galbūt neini dėl to, kad jis nebus tobulas, ar nebus tobulai, ar ten, nu, nežinau, nu, tu žinai, jeigu tau rezonuoja tai, ką pasakoju, tai tu jau galbūt ir savyje atpažįsti tokius, kur tu save stabdai. Sporto klubas, žmonės neina į sporto klubą sportuoti tol, kol nepasidarys savo tobulo kūno. Arba ten nebūtinai sporto klubą, nu tiesiog, pavyzdžiui, sportuoti neina ten, kur kiti žmonės gali pamatyti mano netobulą kūną, nes iš pradžių aš nieko nedarydama kažkokiu būdu turiu savo tobulą kūną pasidaryti ir tik tai tada eiti toliau sportuoti jau su tobulu kūnu, kuris viską gali. Tai va, tai tokių neadekvatumų yra nemažai pas perfekcionistus, ne, kad jų standartai yra neadekvačiai aukštai, jų standartai pasauliui standartai, reikalavimai, lūkesčiai, ne kitiems žmonėms, santykiam, nu, belinkam, viskam, jų standartai yra neadekvačiai aukštai, taip aukštai, kad jie niekada gyvenime nepasieks. Nei jie niekada nepasieks, nei niekas niekada nepasieks tokių standartų, kokius jie savo įsidėjo į galvą, įsivaizduodami, kad tik tada aš būsiu kažko vertas, tik tada, kai pasieksiu tai, ko neįmanoma pasiekti, va tik tada. Ir kadangi užsikelia savo tą tikslą būti, nu, tipo, ta prasme lūkestį, kurio neįmanoma pasiekti, jie visada jaučiasi nieko verti, nemylimi, nenusipelnę ir ten ir taip toliau, žodžiu. Tai perfekcionistai, ne? Tada tie, taip kažkokie, superherojus. Superherojus, tai ko jisai negali pripažinti, kad negali. Superherojai, tai yra perfekcionistai irgi tie, kurie perdega, perdega ten lėtinio nuovargio sindromas, kenčia nuo lėtinio streso ten pasekmių. Perfekcionistai viena vertus geri darbuotojai, ne? Kita vertus blogi darbuotojai, nes jie ten, nu, kaip čia, nedaro. Jeigu negali tobulai padaryti, jie linkę bus vengti, išsisukinėti, nu ir nedaryti. Tai kiti, tobuli darbuotojai, čia jeigu tu esi toksiškas darbdavys, tai tu ieškok tokių perfekcionistų ir ypatingai superherojų ieškok. Nes superherojus negali pripažinti, kad kažko negali. Superherojai apsijama neadekvačiai daug atsakomybių ir pareigų. Jeigu perfekcionistai neadekvačius savo lūkesčius stato, tai superherojai stato neadekvačius įsipareigojimus savo. Nu, ta prasme, jie nesuvokia savo realių galimybių, jie nesuvokia, kiek turi kam energijos, nesuvokia, kiek paroje yra laiko ir jie labai savim nusivilia, jeigu negali visko padaryti. Pas juos dienotvarkė yra suplanuota, žodžiu, nu, pavyzdžiui, 10 darbų suplanuoti, realiai jie gali padaryti 3, ir tada savim nusivilia, kodėl tik tai 3 padarė ir tada tuos likusius 7 perkelia į kitą dieną, tada kitą dieną vis tiek 10 planas, taigi 10 daryti darbų ir plus 7 iš vakar dienos.
padaro vis tiek 3, 4 taip suspaudę dantis. Ir tada lieka vėl krūva nepadarytų, jau nemoku mintinai skaičiuoti, bet lieka krūva nepadarytų visokių ten darbų ir jie vis kelia ir jie sutraiškomi tų visų pareigų, atsakomybių ir visako. Jiems visur reikia dalyvauti, jie viską apsiema, jie viską gali, tai yra tie žmonės, kuriems tu gali 3 valandą nakties paskambinti ir jie didžiuojasi savimi. Jie yra, superherojai tai yra tie, kurie yra gelbėtojai. Jie savo problemų nesprendžia, nes jie patys savo tai nesvarbus, nes tai yra žema savivertė. Jie patys savo nėra svarbus, jie patys savo netrodo reikšmingi, jiems yra reikšminga gelbėti kitus. Iš ko šitas superheroizmas, gelbėtojų tas sindromas ateina, tai vėlgi iš vaikystės. Galbūt tavo tėvai tau pavedė tavo jaunesnį brolį sesę auginti, galbūt tu buvai atsakingas, galbūt tavo vienas iš tėvų buvo kažkokiu būdu neįgalus, emociškai ar fiziškai ar dar kažkaip tai. Ir tau permetė, gal tavo tėvai išsiskyrė ir tavo mama permetė ant tavęs atsakomybę būti vyru, tėvu, globėjų, tuo žmogumi, kurį jinai gali atsiremti. Ir tu mažas vaikas supratai, kad tu turi gelbėti. Arba, pavyzdžiui, galbūt ten tavo tėvas arba patėvis mušė, ne, mamą arba, nežinau, tavo brolį sesę, ne, ir tu gelbėjai. Ir tau tas gelbėjimo sindromas, tau tas ir, tu taip save suvoki, tu suvoki, kad tavo problemos yra gale. Tai kaip tu jautiesi nesvarbu, nes reikia gelbėti kitus. Tai kaip, tavo asmeninis laikas yra nesvarbus, nes visi kiti yra labai svarbus. Ir tu savo vertę suvoki, kiek tu gali kitiems naudos sukurti. Tai čia gelbėtojų sindromas, tai jie, sakau, žodžiu, hiperatsakomybę. Viską ant savęs užsikrauna ant savo pečių. Aišku, jie gal ir nebūna labai patenkinti ir laimingi, kad čia visi iš manęs visko reikalauja. Ką reiškia visi visko iš tavęs reikalauja? Tau tas rezonuoja, tai yra tavo istorija, tu jauti tą, kad visi turi lūkestį į tave, kad tu gali, kad tu privalai, kad tu turi. Čia yra tavo vidinis pasaulis, tai yra tas tavo fundamentas, kurį tu pasistatei savo gyvenimo eigoje. Tai čia, žodžiu, šitie superherojai. Tada kita kategorija yra ekspertas. Tai yra žmogus, kuris jaučia pareigą viską žinoti. Kalbant iš profesinės pusės, tai yra tokie žmonės, kurie lanko visus įmanomus kursus. Rietuvė turi šūsnį, rietuvė turi įvairiausių diplomų ir sertifikatų, bet vis dar jaučiasi nepakankamai protingi, nepakankamai patyrę, nepakankamai kažkokie tai išmanantis. Jiems yra nerealiai svarbu būti teisiems. Tai reiškia, nes teisus yra tas, kuris žino. Ir jeigu tu kažko nežinai, tai tu esi nieko vertas. Nes, čia tas tos žinios pas jį yra pastatytos ant pjedestalo ir jisai nori irgi užlipti ant to pjedestalo, nes tik tai tada jaučiasi kažko tai vertas. Tu turi viską žinoti, tu turi būti ekspertas, tu turi būti neklystantis, tu turi būti tobulas, pas tave turi būti absoliutus kažkoks ten tas patyrimas, kažkas, ne? Ir jiems dėl to, jie viską žino ir jiems, su jais realiai labai sunku bendrauti, todėl kad jie viską žino. Viską apie tave žino, gali tave diagnozuoti. Čia būna tie, žvengiu karts nuo karto, kai būna tokie, kurie teikia konsultacijas žinutėse, kurie ten nuskaito tavo problemas ir ten teikia tavo konsultacijas su tavim asmeniškai nepakalbėję tavo žinutėse, nes jie nepažinodami tavęs ir neįsigilinai tavo problemą, viską žino apie tave. Tai čia yra vėlgi imposterio sindromo vienas iš pasireiškimų - ekspertas, super mega ekspertas. Tai yra, žodžiu. Tai tam žmogui, jie tokie, ta prasme, kadangi jiems tai yra gyvybės ar mirties klausimas būti teisiu, tai vėlgi tai yra ir tai, kad jie ištisai jaučiasi nepakankamai žinantis, nepakankamai protingi ir dėl to jie ir nuolatos mokosi ir vis tiek jaučiasi nepakankamai išmokę ir nepritaiko, kadangi jiems svarbiau žinoti negu, kaip čia pasakyti, naudotis tuo,
Jiems svarbu, nu, va, tos žinios yra kaip jų karūna, jie tom žiniom va, dedasi savo karūną ir tos žinios jiems nėra svarbios, kad jie tvarkytųsi savo gyvenimą, nu, pavyzdžiui, savo gyvenimą, kad susitvarkytų tomis žiniomis. Ir dėl to jie pastoviai dalyvauja kursuose, seminaruose, konferencijose, skaito, klauso, ten, nežinau, žiūri tas knygas, ten vis stemiasi ir tiek daug naudoja, nu, ima tos vat informacijos, kad neturi kada tos informacijos elementariai pritaikyti gyvenime. Ta prasme, jiems yra svarbiau žinoti, negu daryti, negu spręsti savo problemas. Tai va, ir dar, vat, jų irgi vienas iš bruožų, kad jiems yra labai nejauku užduoti klausimus. Nes kiekvienas klausimas rodo, kad tu kažko tai nežinai. Jiems yra siaubinga būti kvailiu, likti kvailio vietoje. Jie va to vis vengia ir viena vertus, va jie visą laiką orientuoti į tas žinias, naujas žinių paieškas, žinot. Bet kita vertus, jie vėlgi save riboja ir kažkurio momentu galbūt pradeda daryti, nu, tik tai, ką moka ir nieko naujo nesimoko, todėl kad kai tu tik tai pradedi mokytis kažkokius naujus dalykus, tai tu neišvengiamai gali nežinoti, klysti ir būti kvailu, apsikvailinti. Tu pastoviai, nu, būni tokioj, nu, ne eksperto pozicijoje, kai tu mokaisi naujus dalykus. Ir tiems, vat, kuriems yra tas ekspertiškumas, yra gyvybės ar mirties klausimas, tai yra ar išgyvensiu, ar neišgyvensiu, ar mane atstums, ar neatstums, ar paliks vienatvėje mirti, ar nepaliks, tai jiems kažkurio gyvenimo momentu, vat ir sustoja, jie pradeda daryti tik tai, ką žino ir nieko kitko, ko nežino. Vien tik tai, ką žino, kad neduok Dieve, kas nors nepagalvotų, kad kažkoks nevėkšva, nevėkšva, bet neišmanėlis, nesupranta, nežino, tai kaip tu galėjai. Ir jie patys irgi mėgsta tą sakyti, kaip tu gali to nežinoti. Galiu. Nes nesutapatinau savo žinių su meile. Tai va, tai žodžiu, tai čia apie ekspertus, ne? Ir dabar individualistai. Tas hipersavarankiškumas irgi yra vaikystės traumų pasekmė ir ne tik vaikystės traumų. Tai reiškia, kad tu daug kartų nusivyliai, nesulaukiai pagalbos tada, kada tau reikėjo. Ir tu patikėjai, kad, nu, esi vienas šiame pasaulyje. Galbūt iš tavęs vaikystėje tyčiojosi, ne? Galbūt tu neturėjai draugų, galbūt dar kažkokios tai ten priežastys atsirado ir tu susikūrei savo tokį burbulą, kuriame tu pats savo, nu, tą saugią erdvę savo susikūrei ir į tą erdvę nieko nebeįsileidi, todėl kad ten, kur žmonės, ten tau lygu nusivylimas. Nu. Ir tas toksai... Tie vat individualistai, jie tiki, kad jų vertė susijusi su tuo, kaip jie gali savarankiškai visko pasiekti. Ir jeigu jie negali savarankiškai visko pasiekti, tai tada jie yra nieko verti. Pavyzdys, galbūt man čia, aš kadangi vedu subalansuotos mitybos maratonus 10 dienų trukmės, tai tą temą aš vis pasikalbu su žmonėms skirtingais ir aš tikrai dažnai girdžiu, aš savarankiškai sulieknėsiu, aš pabandysiu savarankiškai sulieknėti. Dabar tu savarankiškai bandai sulieknėti 20 metų ir kiek tu dar bandysi savarankiškai sulieknėti. Bet kaip žmogui yra tas tas imposterio sindromo individualisto aspektas, jisai negali pripažinti, kad pats savarankiškai su kažkuo nesusitvarko, kad jam reikia komandos, jam reikia pagalbos, jam reikia paramos, reikia palaikymo. Ne? Jis negali to pripažinti, nes tai jam reikštų, kad jisai pripažįsta, kad yra silpnas ir nieko vertas, nevertas būti toj socialiniai bendruomeniai, sakykim taip. Tai jisai tarsi, tas individualistas toks keistas, žodžiu, reiškinys, jisai visus atstumia ir tvarkosi pats, bet visus atstumdamas, jisai tokiu būdu jaučiasi, kad jisai tada užsitarnaus teisę būti visuomeniai, kaip priimtų, mylimų. Jeigu tvarkysis su viskuo savarankiškai, tai tada visuomenė jį priims, jisai nebus našta, jisai kaip tik bus tas, į kurį kiti galbūt galės remtis, nes ir stiprus pavyzdys ir taip toliau, žodžiu, pats su viskuo susitvarkęs. Tai va, tai čia
papasakojau apie visus tuos 4 aspektus, kuriuos aš išskyriau kursuose ir kaip sakiau, kad kiekvienam šitam aspektui skyriau po 2 paskaitas su užduodimis. Jeigu tu klauseisi ir atpažinai save kažkur arba visur, tai kviečiu tave prisijungti kursus. Iki.